seni, ką mes čia turim. Nuoma 1000 eurų plus komunaliniai, plus 2 mėnesių depozitas, tai reiškia, kad jeigu nori čia įsikelti, jums reikės apie 3000 eurų turėti. Čia toks namas atrodo kaip Halloweenui skirtas. Seni, palauko, tai jeigu aš podus ant viryklės pasidėjęs, tai kaip man čia prie kriauklės reiks prieiti. Virtuvinis tai top vintažas. Pas mano baba 2000-aisiais virtuvinis va toks buvo. Ir tai jaučiu gražiau atrodė nei čia. Žiūrėkit, kur šviesos jungiklis. Į lentynėlę gražiai padėtas. Tai tipo čiūžinio neprideda, tai ką man čia ant lentų reiks miegot? Aš paskutinį kartą kariuomenę ant lentų miegojau. Čia yra technology free būtas, vintažinis, kaip senais laikais. Atsisėda į krėslus tėvas, motina, ant sofkės vaikai ir visą vakarą jie tiesiog kalbasi apie mokyklą, apie darbus, be jokių telefonų, be jokių televizorių, kaip senais gerais laikais. Wow, už 3000 eurų. Rimtai, seni, tokios taburetės pas mane darželį dar buvo. Atsilūpę tapetai, nu čia tai tokia klasika. Seni, čia žiauru.